Mariau, papasakok truputėlį apie save, supažintink žmonės, ką tu darai, kokios srities masažuotojas esi ir kokie dažniausiai žmonės pas tave apsilanko su kokiom problemom, tai gal po truputį, kokia tavo specializacija, nes vis tiek masažas, jis yra platus, vis tiek masažas yra, mes specializuojame vienoj ir kitoj srity ir koks klientas yra tavo klientas ir koks darbas yra tavo darbas, aš tik pasižiūrėsiu. Ar mes gerai matomės, jeigu girdit viską, tai ir jeigu negirdit, tai irgi rašykit, sakykit, jeigu turite klausimų, irgi rašykit. Papasakok, Mariau. Taip, tai aš specializuojuosi bet kokiu atveju terapiniuose masažuose, esu gydomųjų masažų specialistas. Tam yra suteikta licenzija ir tikrai ne kiekvienam masažuotojui tai duoda, reikia mokintis minimum 2 metus, pereiti visus testus, egzaminus, atlikti praktiką. Ir mano klientas yra tas, kuriam skauda kažką. Kuriam skauda. Taip. Jeigu neskauda, tai nėra čia ko profilaktiškai vaikščioti, bet iš tikrųjų masažą galime ir profilaktiškai. Taip. Tai dažniausiai ateina žmonės, skundžiasi įvairiais skausmais, įvairiais judėjimo aparato sutrikimais, tai tarkim nepakelia rankos, tirpsta kojos, velkasi kojos. Dažniausiai pasitaikanti problema, tai aišku, juosmens skausmai. Dažniausiai, ne? Dažniausiai, taip. Juosmens, kaklas, pečiai. Čia viskas bendrai susiję, bet apie tai šiek tiek vėliau gal. Ir žmonės tiesiog skundžiasi skausmu. Jeigu toks žmogus ateina, tai visų pirma įsiklausinėjai, kuo jis skundžiasi, kurioje vietoje jam skauda. Ir pradedi darbą ir toliau šneki. Pas mane nėra taip, kad žmogus atsigula ant stalo, muzikėlė groja ir mes tylim, aš tiesiog dirbu. Ne, pas mane žmonės šneka. Aš irgi kalbinu, kad sužinoti, kuo daugiau įsigilinti į problemą ir ieškoti, iš kur tos problemos kyla. O kilti gali tikrai iš mažiausių dalykų, pradedant, kaip tu miegi lovoj naktį, ką tu veiki, ar namuose, tarkim, turi daug laiptų, kaip tu sėdi. Girdit, ar turi daug laiptų, o kaip laiptai įtakoja? Daug laipoma, ne? Taip, jeigu per daug laipėjom, tada tiesiog raumenys gali įsitempti per daug ir tada duoda skausmus. Leidžianti žemyn lygiai tas pats. Jeigu mes dirbam sėdimą darbą, sėdim, raumenys šlaunų iš galinės pusės pertempti, ir pabandyk tu nusileisti laiptais žemyn. Bus skausmas. Arba į kelienis duoda, arba į nugarą duoda ir tikrai tas nestabilumas net būna leidžiantis laiptais. Ir dažnai būna, kai žmogus ateina, jūs tą išsiaiškina, nes turbūt žmogus tą nesupranta, nežino ir besikalbant išsiaiškinat, iš kur tas skausmas galėtų kilti. Taip. Ir, dažnai pas moteris būna, kad, tarkim, viena pusė lyg susukta ir žmonės skundžiasi, sako, Mariau, man kairė pusė daug silpnesnė, kodėl čia? Ir, nežino, tada klausinėjai, ką darai, kaip veiki, kiek vaikų turi, kiek vaikam metų. Visus mažiausius dalykus įsiklausinėjai tiesiog, nes dažnai moterys nešioja tuos vaikus ant vienos rankos, su kita ranka kažką daro, klubas pasuktas į priekį, kad tas vaikas turėtų kur atsiremti. Ir per ilgą laiką, vis tiek nenešiojam vieną dieną. Nešiojam kiek metus, 2, 3. Gali ir iki 4 metų. Tai priklauso, taip. Ir tada tie raumenys tiesiog adaptuojasi prie to nešiojimo būdo, kad jiems būtų lengviau, bet jie tuo pačiu metu ir spazmuoja ir visam organizmui sukelia tą diskomfortą. Ir tada prasideda visokie. Tai moterų pagrindė turinčių vaikų problema yra, mes nešiojam ant vieno klubo. Taip, ir kyla labai daug problemų iš to. Taip, priklauso nuo to, ar dešinė rankė moteris ar kairė rankė. Taip. Nes vis tiek norisi ir darbus pasidaryti, laiko nėra, negali vaiko palikti ramiai. Taip, ką tiesioji paskui save. Mariau, papasakok, o kokios dažniausiai yra problemos? Kas pas tave daugiausia ateina žmonės, kuo daugiausia skundžiasi? Nes tikrai matom pas tave ir vyresnio amžiaus, ir vaikai ateina, vis tiek tu atlieki daugiau sportinį masažą, terapinį gydomąjį masažą. Koks tavo yra tas klientas? Dažniausiai su skaudančia galva, su
su miego sutrikimais, dažnai pasitaiko svaigimų, na ir žinoma, užspausti nervai kažkur ir tirpsta tai kojos, tai rankos. Aišku, O vaikai? Vaikai dažniausiai dėl raidos sutrikimų. Vaikai? Jo, paskutiniu metu pasitaikė vaikai, kurie dėl vaikštynės, kai jos įsodina į vaikštynę ir neteisingai sureguliuota, tai vaikas ant pirštų galų vaikščioja. Taip. Ir jie tiesiog per tą laiką, kai mokinasi vaikščioti su ta vaikštynė, tiesiog išsivysto šito blauzdos sutrumpėjimas. Ir jie gali vaikščioti taip iki 14-15 metų. Taip. Ir tikrai atrodo sutvarkai tą patį raumenį mechaniškai ir vaikas vis tiek vaikšto ant pirštų galų. Ir tada jam sakai, pamiršk. Prisimink, kad tau jau nebereikia. Deda, pėda, puikiausiai deda, bet vis tiek... Bet čia daug vis tiek to įdirbio reikia, ir masažo, kineziterapijos greičiausiai, ir pačiam dirbti namie tam vaikui, kol jisai grįžta į tą patirtį, kurioje jam reikia būti. Tikrai, tėvai turi pataisyti tą vaiką, kad, tarkim, Jonai, tau jau nereikia vaikščioti ant pirštų galų, tu gali kitaip. Ir visada primint. Duodu dažnai tėvams taip pat daryti pratimus su vaikais, kad rodytų gerą pavyzdį ir patiem tėvam gerai, ir vaikui gerai. O kiek metų būna amžiaus vaikų dažniausiai su šitą problemą? O, apie 10-12 metų. Aš pas savo irgi pastebėjau, kad ant pirštų galiukų sprogliuoja, bet plokščiapėdystė yra ir tapęs jau įpročiu, kurį reikia iš... Tai vėlgi yra darbas, reikia vesti pas specialistą, kuris ar išmasažuotų, ar tie vadinami supinatoriai, jeigu pilnapadystė. Reikia žiūrėti, kas geriausiai veikia. O koks amžius dažniausiai žmonių turi nusiskundimą, pasakai, galvos skausmas? Man atrodo, kad dabar turbūt kas antras, gal netgi kiekvienas žmogus turi kaklo, galvos skausmų problemas, nes telefonas, kompiuteris, mes kai visi gyvenam palenkę tas galvas, ir atrodo, visi turi šitų problemų. Ar yra, kad amžiaus skirtumas, ar ateina tiek jaunas, tiek senas? Tiek jaunas, tiek senas. Tikrai tiek jaunas, tiek senas pas mane ateinančių klientų diapazonas yra, jeigu įskaitant vaikus, tai nuo 5 metų iki 95. Netgi ir toks buvo 25. Taip, nėra išimties niekam. Pas vienus vienokios problemos, pas kitus kitokios, bet kaip ir sakėjai, būtent kompiuteriai, telefonai, tos pačios knygos. Tada jau viskas remiasi į tavo laikyseną. Jeigu tu dirbi prie kompiuterio, tai tas dalykas vadinamas ergonomika darbo ir kaip tu dirbi. Tada jau prasideda, reikia žiūrėti kėdę, reikia žiūrėti stalą, reikia žiūrėti, kaip tu, tarkim, rankas ant atlošų laikai, kiek tų monitorių turi, tu sėdi, bet taip, tarkim, 1, 2, 3 monitoriai, pagrindinis yra dešiniausias, tarkim, ir tu taip atsisėdęs spaudinėjai. Ir kiekvieną dieną nekeičia tų pusių monitorių ir tiesiog sutrumpėja. Čia raumenys nusilpsta, čia sutrumpėja ir gaunasi, kad tu nebegali atsukti galvos į vieną pusę. Ir ką daryti reikėtų tada? Tempimai, aišku, tempimo pratimai, bet ne visada jį reikia, kadangi tas raumuo nebepasiduoda tam tempimui. Tada turi eiti pas specialistą, aš šitą atlieku, tai padarau tą darbą už juos. Taip, nėra maloni procedūra, nes vis tiek raumuo, kai užspazmavęs, tai visi turbūt esam tai patyrę. O vis tiek aš nežinau, žmonės nežino, bet kas pas save vaikšto, turbūt žino. Gal galėtum trumpai papasakoti vis tiek, kas yra tas sportinis masažas, tas gydomasis masažas, nes vis tiek su trigeriais dirbi, tai yra labai skausminga, bet po to labai gerai. Kas yra tas trigeris ir kodėl jį reikia išmasažuoti, atstatyti, ką jisai daro? Ir kaip jūs juos atpažįstate? Vis tiek gal žmonėms labai įdomu, nes dabar ta masažo visa filosofija labai stipriai keičiasi, palyginus kokia jinai buvo prieš 15 metų. Ar anksčiau ir dabar labai pereinama prie tų segmentinių masažų. Taip, tikrai žmonės būna ateina ir net apsidžiaugia, kai aš jiems pasakau, kad darau segmentinį. Segmentinis tai yra, kad pasirinki, tarkim, susijusius raumenis, tarkim, jeigu skauda kaklą, tai darai viršutinę dalį nugaros, trapeciją, darai kaklą
ir tiesiog dirbi ties tuo. Trigeriniai taškai tai tokie taškiukais, nu kaip pasakyti, iš pradžių susidaro tiesiog spazmas, tai irgi jauti tokie kaip gumbeliai atsiranda raumenį. Nu ir čia kai lieti jauti. Paspaudęs irgi žmogus gali pats jausti, o čia gumbas kažkoks. Gumbelis. Taip, ilgainiui turėtų pranykti šiaip. A jeigu nieko nedarai, tai pranyksta? Būna dažnai, kad pranyksta. Jeigu nepranyksta, tarkim, dažnai dėl be pasikartojančio darbo, tarkim, ar prie linijos, tarkim, dirbi ten dėlioji tuos daiktus, kažkokias dėžutės, ar su tuo pačiu kompiuteriu. Tiesiog su ta pelėva, taip stundai ir ilgainiui neišnyksta tas. Gali būti iki savaitės 2. Tai čia vadinasi spazmas. Jo, vadinasi spazmas. Jeigu net leidžia po to, tai tikėtina, kad susidarė trigerinis taškas. Tai irgi tas pats spazmas pereina į giliuosius audinius ir susidaro toks kietas kaip žirnio dydžio. Gali būti žirnio dydžio, gali būti pupos dydžio, labai priklauso vėlgi nuo to darbo, nuo raumenų žmogaus ir tada jau skauda. Tada jau skauda, tiesiog turėjęs kelis atvejus, kai masažuoji ir gerai atmasažuoji tą trigerinį tašką ir girdi, kaip plyšta popierius. Paimtum lapą popieriaus, tai perplėštum, nu visi žinom turbūt tą garsą. Taip. Ir žmogui paleidžia. Jau čia Lietuvoje turėjau tokį atvejį ir Šveicarijoje, kai dirbau, turėjau atvejį, grinai plyšta. Plyšimas arba toks, net sunku papasakot. Nu, bet manau, link plyšimo tokio mechaninio. Ir tas plyšimas reiškia, kad jau tas trigeris atleidžia, ir raumenys tada atsipalaiduoja, taip ir skausmas gali išnykti, ne? Taip, jie savo funkciją susigrąžina, nes raumens darbas yra susitraukti, o mums reikia atpalaiduoti. Natūraliai raumuoja, jeigu, nedaug dievė, čia kažkokia trauma įvyksta su bet kuriuo raumeniu, jeigu jis nuplyš nuo vietos, kur kabinasi, jis automatiškai susitrauks. Tai čia, natūralus jo darbas. Kadangi vėlgi bicepsas šito atveju jis įlenkia ranką. Mes lenkiam, kaip, atpalaiduoji tiesiog ir duodam signalą, automatiškai ranka lenkėsi. Bet ištiesti irgi reikia duoti signalą. Ir tas ištiesimas galbūt raumeniui neįprastas dalykas. Dėl to dažnai žmonės tų tempimų net nedaro. Padarom tempimą, man skauda, man nepatinka, aš nedarysiu. Bet tas yra būtina, kad ir ką veiktų. Jeigu dirbi įtemptą darbą, būtų gerai po darbo prasitempt, būtų gerai pertraukėlės daryti iš viso, kas valandą 2 atsistot nuo kompiuterio, prasivaikščiot ir pasidaryti kažkokius pratimukus paprastus. Aš visada mačiau savo pacientus mokinį, kad truputėlį po masažo pasitempkit. O kaip iš praktikos, ar daro žmonės tas pratimus? Kai kurie daro. Kai kurie daro, ne? Tie, kur daro, tai... Tie, kurie pavargsta to skausmo? Taip. Tikrai aš prašau žmonių, darykit pratimus. Paprasčiausius pratimus jau duodu tokius pratimus, kad pasidaryti iki 5 minučių. Ir viskas. Tiesiog, kad žmogus darytų. Paprasčiausius, atsikėlė iš lovos, net iš lovos, sakau, nesikelkit, padarykit kelis pratimus, bus daug geriau. Tie po kelias minutės per dieną iš tiesų kraunasi ir pasistato pilis. Pavyzdžiui, galvos skausmas, galvos, kaklo skausmai, kokius pratimus pasiūlytum ir kaip tas problemas spręsti, kad greitai, kol pas tave patenki arba po tavęs. Kad būtų tas tęstinumas ir pagalba savo ir artimam žmogui. Čia yra 2 variantai. Arba pats darai, arba prašai savo partnerio. Partnerio, draugo, tėvo, kad padėtų. Tai nėra labai malonu, bet aišku, tai skauda ir tu suki galvą ir tau čia tiesiog sudiegia ir tu nebegali nieko daugiau daryti. Dažniausiai problema iš šito raumens ateina. Tai reikia tiesiog suspausti kažkam. Ir žmogus suka galvą į priešingą pusę. Arba į viduriuką sugrįžtieną ir lenkia galvą į priešingą pusę. Šitaip? Oi, skauda. Čia dar blogiau. Ai, Tiesiog reikia stipriai laikyti
Ir, nu, geriau jau tą skausmą prakentėti ir iš karto atsipalaiduoja. Nes aš buvau savaitgalį pajūry ir buvau šokių vakare, buvo didelis vėjas ir mane perpūtė ir man susako, kad aš turiu tarp šonkaulinių dabar uždegimą, nu, vaikštau, dirbu atrodo, bet suėmė ir jaučiu, kad man taip skauda, dar šoku, žinai, tas rankas pakeliu ir šitą dešinę ranką dabar, kai suėmė, kaip skauda, reikia kažką daryti. Taip, ir turbūt dabar jauti taip lyg toks jausmas, taip šiurpas nuveina, tokia šiluma nuveina per viską. Na, kai būnu po tavo masažo, tai būna labai gerai, iš tikrųjų. Bet kai guliu ant stalo, tai būna įvairiai. Nes iš tikrųjų, kas pas Marių guli, tai visokių garsų prisiklausom, labai linksmų ir nelinksmų, bet po to visi žmonės iš tiesų lieka labai dėkingi, patenkinti. Nes gal ir verta tą skausmą truputėlį pakentėti, tai gal truputį nėra skausmas, tai daugiau yra toks diskomfortas, kurį reikia iškentėti, nes to paties savo kūno sustingimo, kad paskui būtų geriau. Klausyk, o kaip, Mariau, po masažų, nes daugeliu atrodo, ai, masažas man nieko nepadės, bet tavo technikos, ką tu dirbi, tai nėra tiesiog masažas, man daugiau tai yra toks segmentinis darbas su kiekvienu atskiru raumenuku. Bet gal tu žmogų galėtum paaiškinti, kaip tu dirbi, kokią tada techniką taikai, nes dažnai žmogui pasakai masažą, ai, man masažas nepadės, sako. Man čia jau toks lygis, man nepadės. Bet ar tikrai taip yra? Ne, taip nėra. Pastarąją savaitę iš tiesų turėjau daug naujų klientų, kurie, tikrai skeptiški. Pas tave atėjęs skeptiški klientai? Taip, skeptiški klientai. Taip, gavo rekomendaciją. Iš pradžių, kai žmogui parekomenduoja mano masažą, aš čia jau buvau pas tuos specialistus, čia pas visus vaikščiau, niekas man nepadės, o tu sako, pabandyk, ką turi prarasti. Atėjo žmogus, atsigulė, taip, ten problemų nemažai, su stuburu problemos yra, ten slankstelių deformacijos visokios, viskas, saiksta žmogui galva. Tai per šitus metus, kiek dirbu, aš atradau, kad giliųjų audinių masažas yra pats efektyviausias. Nes, paviršiui, beglostydamas... Nuraminam tiesiog. Jo, malonus masažas, va tie neskauda. Taip. Bet efekto irgi jokio. Aš tiesiog lendu kuo giliau į tuos raumenis, pagal tai, kuo žmogus skundžiasi. Pagal tai ir dirbu. Aš nedarysiu, tarkim, žmogui galva sukasi, aš nemasažuosiu kojas. Taip. Ne, aš dirbu ties tuo konkrečiu dalyku. Taip, ir žmonės dažnai papasakoja masažo eigoj. O man dar koja, sako, tirpsta. O kaip tirpsta, klausiu. Iki kelienio ar iki pėdos jaučiasi tas tirpimas labai didelis. Nes iki kelienio vienas nervas eina, iki pėdos eina kitas nervas. Ir skirtingose vietose gali mitėjų spaudimai. Tada paspaudė tiesiog tam tikrą vietą ir sako, au, skauda. Tai pramasažavau irgi šią savaitę, praeitą savaitę buvo žmogus, užspaudžiau tą tašką, pramasažavau, sako, blemba, gulėjau, tirpo koja. Ir dabar viskas gerai. Dabar sako, lyg kaista, lyg kažkas, atsistojo žmogus po masažo ir su šypsena normaliai išėjo, prieš tai aš lūbuodamas. Netgi po vienos procedūros. Taip, nes jeigu tie raumenys niekada nejudinti, niekas nedaryta, tai kaip gali nepadėti dalykai? Taip. Jeigu tu pradėsi bent jau dirbti, jeigu labai didelės problemas, iš tiesų, galbūt negražu taip sakyti, bet kuo daugiau problemų, tuo man įdomiau dirbti. Žmonės turi problemų, ateikit pas Marių. Taip, kuo daugiau problemų, tuo man įdomiau dirbti, nes tada rezultatas labai aiškiai matosi. Jeigu ateis žmogus ir sakys, nežinau, gal čia biški, tai to drivo nėra. Tiesiog drivas, azartas. Taip. Tik rezultatą, galvoju, nebus to rezultatą, nes nori pasiekti rezultatą. Taip. Ir iš tiesų tie visi dalykai, kai žmonės pastatai ant kojų, kai nuimi tuos didelius skausmus, tai labai didelis apdovanojimas man yra. Kai pareina žmogus ir pasako, o Mariau, kuo puikiausiai pirštai netirpsta, rankas kilnoju, ranką už nugaros uždedu, ten kojas netirpsta, nešlubuoju, nugaros neskauda. O kiek žmogui reikia pasidaryti seansų, kad būtų, aš suprantu, kad jau po pirmos procedūros yra gerai, bet kiek tu rekomenduoji pasidaryti procedūrų, kad jam tas rezultatas būtų ilgalaikis ar ilgesnis?
Čia individualiai priklauso, bet mano praktikoje minimum 4 masažų reikėtų. Minimum. O kodėl 4? Tai per pirmus masažus tiesiog apdirbi tos raumenis, paruoši darbui sekantį kartą. Dėl to rekomenduoju nepraleisti, labai didelių tarpų nedaryti. Kartą į savaitę. Kartą į savaitę, daugiau nerekomenduoju eiti, nes tiesiog bus jautrumas, kadangi masažas gilus, gali būti skausmingas ir jaučiasi žmogus kaip po sporto. Tai tavo masažo 2 kartus savaitėje nereikia daryti, ne? Galima, bet pagal darbo dienas neišeina. Tada arba 2 kartus masažai per vieną savaitę ir tada kitą savaitę vienas. Dėl to rekomenduoju žmogui tiesiog pastoviai eiti kartą per savaitę ir ta eiga tiesiog stebėti, kaip žmogus jaučiasi. Visada prašau, stebėkit, kaip jausitės, gal kokie nauji dalykai, gal kitoj vietoje skaudės, ar tiesiog mažėja bendrai skausmai, nusiskundimai. Ir dirbi tiesiog, kaip pasakyti, atmetimo būdu. Dažnai būna padarai vieną masažą pečių, jau sako, galvos nebeskauda. Arba skaudėjo po masažo, ten jaučiau biškį porą dienų, kad atidirbti raumenis, tai toks įmaudimas raumens. Tada sako, viskas tvarkoj buvo ir vakar prieš jūsų masažą kaip tik pradėjo vėl galvą skaudėti. Ir darai 2 masažą, 3 masažą, užtvirtini tą visą efektą ir prasitęsi tas laikas. Tai pasidarius 4 masažus jau turi būti aiškus rezultatas. Jeigu sunkesnis atvejis būna tikrai ilgiau, bet dažniausiai žmonės išeina laimingi, atrodo, ieškojo problemų 10 metų. Taip, ir tokį trumpą pakankamai laiką gali išspręsti. Žiūrėk, o kiek klausimų norėjau sakyti, kiek tu susiduri su problema, tai galvos svaigimas, nes, aš pati pas save matau, kad yra labai dažna problema ir tai vis tiek daugiau susiję su judamojo aparato problemom, taip, galvos svaigimai daugiau, tai nėra, kad nervinio pagrindo daugiau, tai yra daug, tu pats savo srity matai, kad tai yra daugiau ir stuburas ar kažkas. Tai dažniausiai būna raumenų įtampa kakle. Trapecijoje kakle. Dažnai būna svaigimas dėl to, kad užspaudžiamas yra arterijos, kraujotaka būtent į galvą ir galvos skausmai taip pat. Čia 3 simptomai yra pagrindiniai, kas susijęs su kaklu. Yra galvos skausmas, tada yra svaigimas, kraštutinis atvejis yra pykinimai. Ir aišku, kaip papildomas toks bonusas yra nemiga. Kas 3 žmogus jau turi šitą dalyką? Taip, žmogus prabunda vidury nakties ir jam sunku vėl užmigti. Čia man tas pats irgi yra buvę, nuvėjau pasidariau masažą, miego kaip katinas. O matot, net masažas ir nemiga gali pagydyti, ne tik kitas problemas, tai yra iš ties labai svarbu. Bet pirmas dalykas iš tiesų, kuris dingsta. Aš praeitais metais pati susidūriau su galvos svaigimu, kuris man truko metai laiko praktiškai, atsimeni, ir pas tave vaikščiau. Bet iš tiesų ir pati atradau, ir pas tave vaikščiau, yra tų staigių labai pratimų, kai galvos svaigsta, sako, negalima. Tų lietų reikia kaip tik staigiai, kaip tu sakai, daug tampimo daryti, daug tų trigerių pramasažuoti ir tarsi tikrai atleidžia. Aišku, yra tie kiti niuansai su galvos svaigimu susiję, bet jeigu nėra kažkokios patologijos, kažkokios diagnozės, tai tikrai tokiu būdu galime labai stipriai savo padėti, tik reikia savo padėti, reikia kreiptis pas specialistus ir kažką daryti. Tai va. Mariau, o ką pasakytum apie sportininkus? Tai vis tiek turi sportininkus, kokios dažniausiai problemos ir kaip tu jiem gali padėti, nes vis tiek tai yra sportas, yra traumos. Aš matau, kad pas tave daug sportininkų, ypatingai savaitgalį būna. Taip, tai negalima sportininkų į vieną krepšį sumesti visų, nes vėlgi kiekvienas sportas yra individualus. Ar tai būtų krepšininkas, tai dažniausiai kojos, keturgalviai raumenys, kelieniai, čiurnos problemos. Pečiai, dėl tų metimų visų. Tada ateis teniso žaidėjas, tai jam praktiškai visai kitos problemos. Pas juos dažniausiai nugara, tarpumentis, ranka ir irgi kelieniai. Kiekvienas sportas turi savo ypatumus. Ir klausti, kas skauda, ir tada klausti, kas sportuoja. Taip pat su paprastai žmonėmis. Visuomet paklausiu, ką sportuoji, ką veiki gyvenime. Jeigu bėgioja žmogus, tai dažnai su apatinė nugara problemos. Ir tada sakai, reikia taisyti, tarkim, šitą tavo bėgimo pozą.
Bėgimo poza. Bėgimo poza, labai svarbus dalykas, atrodo. Bėgimo bateliai yra specialūs. Yra bateliai, yra bėgimo ergonomika. Ergonomika, taip. Taip, nes jeigu tu bėgsi pasilenkęs į priekį, pas tave vieni raumenys vargs, kiti vėl spazmuos. Ir viskas atsiliepia tavo sveikatai. Ilgainiui, jeigu bėgant, dažnai būna nyksta sėdmens raumenys. O sėdmens raumenys daro tą svarbų darbą, kad atitraukti koją, kai tu dedi žingsnį ir su kita koja eini taip į priekį, tai tą traukimą atlieka. Jeigu raumenys nelaikys sėdmenų, neveiks normaliai, tai viską darys nugarą. O kai nugarą darys, tai labai greitai prasidės skausmai visokie ir tiesiog žmogui bus didelės problemas. Tada reikia spręsti. O šiaip vis tiek sportinis masažas, atrodo, ar tik tai sportininkai gali atlikti savo sportinį masažą? Ką tu galėtum pasakyti apie tą pavadinimą sportinis masažas? Na, sportinis masažas yra gerokai intensyvesnis. Tikrai gerokai intensyvesnis ir iš principo pats sportinis masažas tiesiog jau nebeklausia žmogui skauda. Dėl to, kaip pasakyti, nerekomenduoju pradedantiesiems. Jeigu žmogus tikrai kantrus, galima daryti, bet vėlgi čia atsiklausiu kiekvieno individualiai. O pats masažas tai eina labai giliai, plus papildomi tempimai, kad atpalaiduoti būtent pažeistas vietas. Turėjau futbolo žaidėją, jis vartininkas, tai pas jį kojos. Kojos. Vidiniai raumenys, šlaunų labai svarbus dalykas, tai pas jį buvo tiesiog, pertempta iki tokio lygio, kad jisai kaukė paskui. Bet padarai vieną masažą, jis vėl gali eiti į savo didelius krūvius. Aišku, žmogus sportuoja 6-7 kartus per savaitę. Profesionalas. Tai pas jį ir krūviai nežmoniški ir automatiškai organizmui irgi krūvis. Tai. Apie sportininkus. Kiekvienas individualus. Ir klausė. Pavyzdžiui, žmogus, kuris nesportuoja, jisai ateis ir sakys, aš noriu sportinio masažo. Tai gerai. Tu suklusi ar sakysi gerai? Sakysiu gerai. Aš jį vis tiek edukuosiu. Nes žmonės kažkaip galvoja, kad sportinis tai yra stiprus. Tiesiog stiprus masažas ir man reikia sportinio masažo, nes jis yra stiprus, aš nenoriu to glostymo. Daugelis taip įsivaizduoja. Taip, daugelis, ypatingai merginos, tai įsivaizduoja, kad jeigu sportinis, tai man šis stiprus, tai man sportinį darykit. Gilus. Bet tai nėra vien tik tai, kad tai yra stiprus masažas. Ne. Vėlgi, ieškoma spazmų raumenyse ir ieškoma trigerinių taškų. Manau, visur atrastum. Kad ir žmogus vynas sako, neturiu problemų, bet manau, kai prisilieti prie jo, problemų tiek galima rasti. Čia mano talentas. Tavo talentas rasti? Mano talentas, taip. Norite rasti problemą, ateikite pas Mariną. Jis turi talentą. Ne. Aš taip nedarau. Aš visada klausiu, kuo skundžiasi žmogus. Ir tada ties tu dirbu. Jeigu nugaras skauda, tai žiūrai sėdmenis, žiūrai viršutinę nugaros dalį, tada žiūrai jau ten, kur skundžiasi. Aišku, prieš tai padarai anamnezę, pasižiūrai, kas kaip kur atrodo, kur jautrumas yra ir bandai tuos galus surasti. Nuo ko galėtų atsirasti, kas įtakoja, galbūt tikrai problema ne nugarai, o galbūt kas sėdmenis nesirtikuoja. Čia tokia, ne loterija, bet tokia dėlionė. Kaip sakant, ir eini per tą kūną ir ieškai problemų, neieško. Problemų pas visus yra. O žiūrėk, Mariau, o kaip nėščios moteris, ar pas tave lankosi nėščios moteris, ar jom rekomenduotų masažus ir jau tokius gilesnius, stipresnius, nes iš tiesų nėščia moteris pirmą, antrą trimestrą gali normaliai pragyventi, trečią trimestrą vis tiek jau yra sunkiau ir yra daug jau paskui pasiekmių, kurios labai jaučiasi ilgą laiką. Turi tokių klienčių, ar rekomenduotum? Taip, tikrai turiu. Nėštumo metu buvo ne viena atveju. Jo, irgi mačiau, kad... Taip, tai aišku, pirmas trimestras griežtai draudžiama daryti masažas. Vis tiek, jokių problemų baisiai nebūna, bet vaisius vystosi ir tada jokios įtakos. Negali daryti nei masažuotojas, nei... Vėlgi,
čia ne mano... Taip, čia kontraindikacija, kaip galbūt yra ir viskas. Taip. O vėliau, tai dažniausiai atsiranda nugaros problemos. Kai vaisius paauga, pilvas įsipučia ir duoda stuburui problemas. Skausmus visokius, dažnai kojas duoda. Dažnai kojas, bet jausmas sėdmenį, kad skauda. Ir nuo to sėdmens skausmo viskas nuveina į nugarą. Tai va vienas iš pratimų, kuriuos norėčiau parodyti visom moterim, kuriam, tarkim, skauda kojas, tirpimai į kojas, žaibuoja, kaip sako, nugaras skauda. Tai tiesiog paprasčiausiai į priekį reikia atsisėdus paeit, užsidėti vieną koją ant kelienę, o taip per čiurną, lengvai galima paspausti ir kiek eina pasilenkti į priekį. Kaip paprasta ir kaip lengva ir gali daug kartų per dieną daryti? Rekomenduočiau 3 kartus vienai kojai nuo 30 sekundžių. Ir kiek laiko reikia palaikyti? 30 sekundžių. 30 sekundžių, ne? Bet mes tavo koją truputėlį po tavimą, ne? Na, man čia per aukštą. Ai, tau per aukštą, ne? O man gerai turėtų būti, ne? Ir dedam iki čiurnos, ne? Ir turim jausti tempimą, aš jaučiu čia tempimą, ne? Tai iš sėdmens eina, tai aš teisingai darau, ne? Ir pasilenki į priekį ir tiesiai. Tiesiog lenkitės į priekį. Ai, lenkiu ir spaudžiu, ne? Su alkūne. Lengvai. Lengvai. Va tikrai tai faina, va čia visur tempėsi. Taip. Ir tas raumuo ten prasitęs, automatiškai palengvės ir su nugara. O, aš irgi dabar darysiu šito pratimą. Geras. Taip, jeigu neišeina sėdint, tai įsivaizduokit, kad gulit. Atsigula su lenkta koja, tiesiog su rankom pasiimat už to šlaunies, neišeina su rankom pasiimkit rankšluostuką ir va taip tempėt link krūtinės. Automatiškai gausis o toks judesys. Tiesiog, va. Ir tempimo. Jo, galima gulint daryti. Galima stovint daryti. Netgi stovint daryti. Netgi stovint. Nežinau, čia matysis, nesimatys. Galim pasitraukti. Taip, tiesiog užsidedi taip. Ir va. Prisilaikai kažkur. Ir tempi taip, ne? Taip. Susilenkus. Va taip. Bet man kažkaip atrodo lengviau sėdint. Taip. Nereikia nieko laikyti atsipalaidavęs. Taip. Tikrai taip. Nu, kaip faina. Tu gali truputėlį žmonėm papasakotų prieš mėnesį, čia 2 lankei kursus manualijos, ne? Truputėlį plačiau papasakok ir kuo jie ypatingi ir kaip tu pritaikai savo darbę. Taip, tai prieš balandžio iš tiesų 14 dieną berods prasidėjo kursai, atvyko labai profesionalus mokytas iš Šveicarijos. Ir mokinomės tiek giliuosius audinius, tiek osteomanualinės technikas. Tai osteomanualinės technikos yra tie, kaip pasakyti, liaudiškai traškinimai, laužymai. Bet tik skamba baisiai. Dažniausiai prieš tai reikia atidirbti su raumenim, kad viskas atsipalaiduotų. Tada, tarkim, su galva, kai darau. Pasuki kiek eina. Ir būna žmonėm stringa, skauda tiesiog slankstelius, pasukus. Jau tai yra ne raumenų problema, tai yra būtent pačių kaulų, jie sąnariukai facetai vadinami, jie sukimba ir neleidžia pasisukti toliau nuo visos tos įtampos, kuri buvo mėnesius. Tiesiog viskas sukimba ir nebepaleidžia. Ir tikrai reikia to lengvo pastumimo, kad trakštelėtų. Ir žmogus iš karto sukioja galvą. O. Nes aš girdėjau, aš pati buvus konferencijose sakydavo, kad jau kaklą tai reikia duoti jau patikėti jau labai atsargiai, nes iš tiesų tai kaklas yra visas mūsų įdomasis aparatas, ne, įtakoja ir laiko ir atrodo jau tą kaklą, bet iš tiesų, ir tu mane kartais palaužai, atrodo, taip lengviau pasidaro, tai viskas, kas buvo užstrigę, atstringa. Taip. O kakle tai mes vis tiek tą kaklą būnam ir patempiam, jeigu tą judesį padarom ir, kaip sakiau, palengta visada, tai ta manualija. Mano, pavyzdžiui, situacijose, kiek aš turiu problemų nugaros, tai kaklo, tai man manualija labai padeda. Bet jos daug daryti negalima. Per dažnai, per daug, kiek rekomenduojama daryti tą manualiją ir kokiom dažniausiai problemų? Šitą negaliu pasakyti iš tiesų. Čia jau tas advanced labai dalykas. Bet ką mums sakė dėstytas, tai nedaryk per dažnai. Jeigu žmogus pasuka tą galvą, viskas tvarkoja. Pagrindas yra raumenys. Raumenys viską laiko.
atmasažuoji raumenis, atpalaiduoji tuos raumenis ir vieno karto užtenka. Ir tada, jeigu žmogus namų darbus darys tempimus, tarkim, raumenys neįsitemps, jam nebereikės tos manualinės. Jeigu žmogus kažką daro pats namuose, ir nėra problemų. Tai va, kaip matote, galime viską sujungti ir į vieną, tiek į sportinį masažą tai yra aktualu, tiek yra manualija svarbu. Dar gal galėtum pasakyti, nes tu taip pat atlieki ir limfodrenažinį masažą. Gal truputėlį pabaigsime ir apie anticeliulitinį masažą, bet jo, čia labai aktuali moterim tema. Bet limfodrenažas, su tavo požiūriu, kiek jis reikalingas ir kokias problemas jis sprendžia? Tai limfodrenažas iš principo galbūt ne celiulito mažinimui. Taip. Limfodrenažas tai daromas, kaip žmonės susikaupia organizme skysčiai, yra limfos sistemos sutrikimas. Vėlgi yra ir specifinės ligos ir specifiniai dalykai, kurie įtakoja tai. Dažnai žmonėm pasitaiko, kad jie skrydžio metu, kažkur skrenda ilgesnį laiką, kojos taip nuleistos ir niekas nevaikšto. Tiesiog pati limfa neteka, atrodo sustoja viskas ir kojos pučiasi. Tada reikėtų atlikti limfodrenažą, nes būtent tas ir padeda įsivaikščioti. O žmogus pats savo gali atlikti limfodrenažą? Iš dalies. Labai paprastas yra dalykas, jeigu dauguma žmonių turi tas kompresinės kojas. Jeigu į kelionę pasiima, žino, kad jau tins kojas, tai nusiperka kompresinės kojas. Tai pirmas dalykas, ką rekomenduoju padaryti, sustojus automobiliui, lėktuvui, atsistojai, išlipai su tam kompresiniam kojinėm ir tiesiog patys paprasčiausi pasistebimai. Tiesiog. Ant pirštų galų, ne? Ant pirštų galų pasistebimai. O jeigu be kompresinių kojinių? Irgi galima, kuo puikiausiai galima, kadangi limfos pompa yra blauzdos. Dažniausiai įtakoja blauzdos. Visi raumenys įtakoja, bet vėlgi čia prasideda kojos, būtent limfos sistemos. Limfos sistema iš kojos viskas eina. Ir mūsų raumenys yra mūsų limfos sistemos pompa. Kraujotaka turi širdį, kuri pumpuoja pastoviai. Limfos sistema turi tik limfmazgius, kurie šiek tiek traukia, bet jie per silpni. Dėl to turi prisidėti raumenys ir reikia judėti. Negalima užsisėdėti, reikia judėti. Geriausia reikia kompresijai. Tai kaip ir sakiau, gali būti kompresinės kojinės iki kelienio, gali būti iki šlaunies. Tas pats su rankom. Jeigu rankos tinsta, irgi kompresinės tokios pirštinės yra ilgos. Ir irgi visi tie judesiai, rankų tiesiog suspaudimai, pumpavimas, kad raumenys veiktų. Taip. Ir tada taip natūraliai tie skysčiai visi teka. Vėlgi, jeigu darytos operacijos, šalinti limfmazgį, kažkur pažeista sistema, tai jau komplikuoja viską. Tada jau reikėtų pas specialistą. Visi viską už jūs padarys, tas pats bandažavimas, jeigu reikalingas, viską irgi padaro. Taip, bet profilaktiškai tikrai limfodrenažiniai masažai yra rekomenduojami ir labai iš tiesų gerai. Kiek dažnai reikėtų limfodrenažinį masažą daryti žmogui? Kuris neturi problemų ir kuris turi problemų? Jeigu turi problemų, tai daroma kursais. Vos ne kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną limfodrenažą? Jeigu problema didelė yra, tai iš pradžių pamatuojama yra apimtis, bet čia su šitom limfomom, limfodemom vadinamom. Kai įsipučia tiesiog dvigubai, trigubai galūnės ir tas skystis nenueina. Tada reikia pamatuoti iš pradžių, darai limfodrenažus kiekvieną dieną. Padarai limfodrenažą, darai bandažavimą. Tiesiog suriši su kompresija specialia ir kitą dieną vėl. Tada sumažėja po savaitės, po 10 dienų. Ir dažniausiai reikėtų užsisakyti tiesiog pagal tavo apimtį specialią pirštinę ar šitą kojinę vadinamą. Kad jinai būtų tokia užtempta ir tada žmogus gali toliau gyventi. O yra skirtumas koks amžius žmogaus?
Nėra toks, arba turi problemą ar ne? Kokio amžiaus problema dažniausiai gali būti, koks amžius? Nuo 40. Dažniausiai pasireiškia nuo 40, nes gali būti limfos sutrikimas arba įgimtas, arba išsivystęs. Arba įgimtas, arba išsivystęs. Taip, įgimto mes netgi galim nepastebėti iki tam tikro laiko. Tai turbūt sunku jį labai... Jo, kai susilpnėja būtent limfotako sistema, tai tada ir pasirodo viskas. Nes mes turim tam tikrą kiekį skysčių, kurį galim išvaryti iš organizmo per parą. Bet jeigu kažkas nutiko, ar tai liga, ar tai įkando uodas, vabalas, kažkoks erkė, ir tas kiekis mažėja. Su metais irgi tas mažėja. Ir tiesiog ateina momentas, kada jau limfos sistema nebegali išnešti. Ir tarkim lieka 100 ml vieną dieną, kitą dieną ten 50 ir nespėja sistema, tiesiog perkrauta būna, bet tada reikia pagalbos. Tai kaip aš suprantu, vis tiek profilaktika yra labai svarbi, taip? Ypatingai jeigu žmonės jau į tą vyresnį amžių eina, tai profilaktiškai atlikti limfodrenažinį masažą tikrai yra labai svarbu, nes tai pakankamai lengvas masažas, tai visai neskausmingas ir malonus iš tiesų yra pats švelniausias, taip, nes ten nieko negali jokių daryti judesių stiprių ar ten staigių ir visai puikus pasirinkimas, norint savo padėti tos sveikatinimo siekiant. Na, ką pasakysi apie tą celiulitą? Na, yra pas tave moterų, ne? Mariaus, galim sakyti, toks darbas yra celiulitas, nu toks klausimas, atrodo, ir toks dalykas, nugi moteris turės pas moterį. Bet pas Marių tikrai daug ateina tų moterų ir su celiulitu yra ką veikti. Ir rezultatus galima pasiekti, tik tai per kokį laiką ir kaip tau atrodo iš tavo darbo patirties, celiulitas kiekis yra paveikiamas masažo būdu. Paskutinė klientė, kuriai taip aiškiai padėjau, tai berods po 6 masažų, mačiau, po 6 valandinių masažų jau ryškų pagerėjimą. Kiek tai yra nedaug iš tiesų. Ir tada jinai, man jautėsi tas medicininis dalykas, kad įsilygino odą, dingo guzai visi riebaliniai. Ir jinai sako, lyg geriau, bet apsiaunu savo įprastiniais džinsais ir sako, laisvi. Matot, vis tiek, kaip veikia, nes vis tiek celiulitinio masažo metu ir su limfa dirbi, ir su pavadžiu dirbi, ir ne tik odos grožis yra, bet daug, ir tos kojos būna po celiulitinio masažo, tai kaip plunksnelis. Nors jo metu tai... Aišku, specialistai yra ką veikti ir žmogui yra ką pakentėti, jeigu ypatingai yra problema. Bet, grožis reikalauja, kaip pasakyti, pastangų, ne? Tai, trumpai norėjom pasakyti, kad ir pas Marių galima atlikti anticeliulitinį masažą. O dar, Mariau, tikrai tavo mačiau viena technika, kurią tu labai dažnai naudoji, turbūt daugiausia žmonėms su skausmo problemom, yra taurės. Taip, kas žinot, kas nežinot, taurių masažas, kiek jis yra populiarus ir reikalingas. Anksčiau jis buvo labai populiarus, paskui jis truputėlį tarsi išėjo iš mados, dabar žiūriu vėl labai stipriai sugrįžta. Na, vis tiek taurė yra toks alternatyvi medicina, tradicinė medicina ir duodanti labai gražių rezultatų. Tai kam tu naudoji tas taurės? Estetiškai tas grožis, nėra gražu, bet ką duoda ta taurė? Tai ta taurė būtent paveikia kraujotaką, pavadį visą, dažnai galima naudoti riebalų deginimui. Riebalų? Aš žinau, kad su skausmu daugiausia, kai ne, riebalų deginimui. Daugiau riebalų, ne? Jo, riebalų ir būtent kraujotakos aktyvinimui. Taip, tai nėra estetiška, dėl to visada asmens atsiklausiu, ar nebus atostogų, ar nebus jokios bėdos, nes vis tiek... 2 savaitės, kokias, ne? 2-3 savaitės. Netgi 3. Jo, labai individualiai ir suplyšta kapiliarai, gaunasi mėlynės. Tai priklauso nuo to, kam darau. Jeigu tai yra sportininkas, tai dažnai, tarkim, pusė nugaros. Tiesiog paimi ir padarai didžiausią mėlynę. Bet ta kraujotaka būtent suaktyvėja, pradedam nešti viskas iš tų raumenų, kurie buvo įtempti ir viską atpalaiduoja tiesiog. Pagerina medžiagų apytaką, tai kaip sakant, win-win situacija, nes ir pagerina medžiagų apytaką ir atpalaiduoja tos raumenis. Ištraukia visus toksinus iš tų raumenų. Raumenys gali pradėti funkcionuoti. Dėl to dažnai matom profesionalus su tuo.
su tom taurėm, su mėlynėm apoliom. Kadangi pas jūs ant tiek didelis krūvis, kad jie patys nebeatsipalaiduoja. Jiem reikia specialistų, jiem reikia sportinių masažų, jiem reikia vakuminių taurių, jiem reikia tempimų, jie patys tempimų netgi dažnai negali padaryti, nes juos per prievartą praktiškai laužia tempti. Iki tokio reikia. Tai va, ir kaip matot, ir tos taurės yra išties reikalingos ir Marius savo praktikoje labai stipriai taiko tas taurės ir jos pasiteisina ir patys klientai, kiek girdėjau, tikrai patenkinti. Puikiai veikia. Jo, puikiai veikia. Tai viena iš tokių natūralesnių priemonių ir pakankamai greitas efektas, taip yra? Jo. Iš tiesų turbūt vienas masažas ir ta viena pradinė masažas procedūra ir turbūt jau rezultatas yra, taip? Tikrai taip, laisvumas atsiranda vos tik nuėmus tas taurės, kai pabaigia masažą, žmogus atsistoja, oi, koks lengvas. Tai taurių procedūra, masažas daugiausia kokiom problemom? Įtampom, riebalų deginimui, ne? Taip. Tai va. Na ką, jeigu turite, mūsų jau laikas eina į pabaigą, matau, jeigu turite klausimų, rašykit komentaruose, jeigu šiuo metu nėra tų klausimų, tai galėsite rašyti jau, kai peržiūrėsite mūsų video, bus video įkeltas ir į YouTube, rašykit komentarus, Marius tikrai atsakys į tos komentarus. Ir dar pabaigai, Mariu, gal galėtum kažką parodyti iš pratimų, ką greitai žmogus galėtų savo pasidaryti, kaip padėti namie, pavyzdžiui, kaklo problemų esant. Kažkokį pratimą ar tempimą, kad atlikti. Galiu aš, aišku, galbūt ir modeliu, bet gal geriau, kai žmogus savo kažką padeda. Aš žinau, kad tu man kažką rodėjai tokį labai fainą pratimą, labai paprastą laikant, aš jį dabar darau, tik nežinau, aš teisingai darau. Neteisingai, aš jau matau, kad neteisingai. Reikia kartoti. Tai parodė, kaip tą pratimą. Tai su kaklu dažniausiai pasitaiko tas, kad žmogus sėdi prie kompiuterio ar prie telefono taip rankai ir galva nulenkta į priekį. Tai kas vyksta tuo momentu, visi va šitie raumenys įsitempinėja, jie spazmuoja, jie, kaip pasakyti, jie mažina savo funkciją. Kaip tik didina, bet silpnėja nugarą. Ir kas vyksta galva į priekį tempiant. Tai kad šitą šiek tiek sumažinti dalyką, kad kuprytė, tarkim, ant stuburo neatsirastų čia. Tai aš rekomenduoju tiesiog po raktikauliu ranką dėti. Po raktikauliu aš taip uždėjau. Taip. Pasiimti normaliai krūtinės raumenį, su abiem rankom paspaust, patraukti žemyn, galvą atgal ir į priešingą pusę. Ir labai didelis tempimas palaikyti. Va čia va šitas vietos, negaulis tempimas. Ir palaiko 10 sekundžių ir paleidžia. Tada kitą pusę tas pats. Tiesiog paspaudė, su kita paspaudė, truk žemyn, galva atgal iš pradžių ir į priešingą pusę. Ir laiko 10 sekundžių. Turbūt va matosi, puikiai kaip čia įsitempia viskas. O galų kaip padėti savo, kai va čia atrodo skauda, va nori įsimasažuoti, palengvinti savo tą kaklą? Tai yra du būdai. Galite ranką dėti po koją, va taip, atsisėdat, krūtinę į priekį. Ir tada lengvai palenkiam galvą į šoną. Reikia visą tą pusę įtempti, ne? Taip, būtent ta ranka po sėdmenim pakišta, krūtinė į priekį, iš karto įsitempia šitas visas raumuo, jam nebėra kur eiti, nebėra kur dėtis. Ir tada galvą tiesiog į šoną palenkti. Arba paimti šiek tiek už pakaušio, labiau į priekį. Tada galvas biškį tempėsi. Taip, svarbiausias dalykas, kad krūtinė į priekį. Va, kaip įdomi, net ir man gerai. Taip. Ir kitą tada pusę, ne? Taip, ir kitą pusę. Šitą rekomenduoju daryti nuo 30 sekundžių. Nuo 30 sekundžių. Taip, nes tempimai visi veikia nuo 15, 30 sekundžių yra optimalu. Optimalu ir galima didinti. Vėlgi, jeigu kažkokie skausmai atsiranda, nedaryti. Nedaryti, kreiptis pas specialistą, užduoti klausimus, klausinėt. Kad nepasidaryti savo darbą. Taip. Tada reikia būti užtikrintam, ką darom, kad tai būtų saugu ir padėtų, o ne pakenktų. Na, kaip matote, pas Marių daug iš tiesų yra sričių, su kuriomis jisai dirba ir daug tų problemų, kurias sprendžia. Ir
kiek mačiau ir žinau, tai labai daug turi pratimų ir viso kito pas jį, tiesiog reikia ateiti, pamatyti, išgirsti, tikrai daug parodo, daug, gal mes netgi kokį rudenį ir pasidarysim kokį pratimų seminarą, video YouTube pasižiūrėsim, jeigu bus aktualu, jeigu aišku aktualu, tai rašykite komentaruose ir galės Marius parodyti. O šiandien, jeigu neturite klausimų, nelabai gal yra kas ir klausia, tai mes gal šiandien ir baigsim, dar norėtų Marių kažką pridėti, papasakoti, tai sakyk, gal kažko aš nepaklausiau, nepaminėjau. Vienas iš tų dalykų, kuriuos tikrai norėčiau pridėti, tai pastebėjau, kad žmonės yra, nežinau, galbūt misinformuoti, nepakankamai informuoti ar klaidingai informuoti, bet dažnai manęs klausia, Mariau, ar galima juosmenį prie išvaržų masažuoti? Ar jeigu uždegimas yra, gi negalima liesa? Nu, čia visiška nesąmonė, yra mokslo įrodyta, kad net masažas mažina uždegimą. Jeigu tau blogai, tave surakino, tu ten nepajėdi, tai pirmas vaistas tikriausiai vis tiek nuskusminamieji, antiuždegiminiai. Be šito neapsėsi. Antras dalykas yra masažai. Po masažų tada yra tempimai. Ir negalima, kaip pasakyti, užsigulėti ant to. Turi įsimasažuoti, turi pasitempti, turi daryti specializuotus pratimus, kad atpalaiduoti tą visą. Ir skausmas daug greičiau praeis. Nes būna žmonės nieko nedaro ir jaučia, jeigu tik paprastas patempimas, jausi iki savaitės. Tai čia toks paprastas. Jeigu rimtesnis, gali ir mėnesius užsitęsti. Yra ne vienas žmogus, kuris yra atėjęs pas mane, pasidaro masažą, nieko, sako, nejaučiu. Kojas kilnoja, kaip nieko, kaip sveikas žmogus. Sakau, tik neskubėkit, viską iš lėto. Daryt pratimus. Duodi namų darbų, daro. Kiti uždegimai, tarkim, viršuje, aukštesniai daly nugaros, tai negalima daryti. Bet su juos negalima. O pa šitą irgi labai svarbus dalykas. Labai svarbus. Nes juosmuo tai irgi viena populiariausių išvaržų. Taip. Juosmens, paskui kaklo. Juosmuo ir kaklas pagrindė, o daugiau nelabai kur išeina, nes daug slankstelių nugaro ir jie lankstus, ten nėra kaip gauti. Tai vėlgi, ergonomika, darbo ergonomika, kaip mes svoris. Judesio ergonomika, ne tik darbo, sėdėjimo ergonomika, gyvenimo būdo ergonomika. Taip. Visur turi būti taisyklės ir jų laikomas, jeigu norime būti sveiki ir jaustis gerai. Dažnai per tą skubėjimą ir reikia šitą būtinai dabaigt, damušt, nors ir pavargęs vos kojas veiki, reikia dadaryti, dažnai taip ir gaunasi nelaimės. To mums nereikia ir tikrai nerekomenduoju skubėti. Jeigu darbo negali padaryti saugiai, nedaryk. Tokia turėtų būti taisyklė. Fizinio darbo apskritai? Fizinio darbo, tai bet koks darbas, jeigu nesaugu, tai nedarai. Ieškai kitų sprendimų, kad būtų saugu, kad tavęs nesužalotų, nepasitemptum raumenų, nepasitemptum kaklo, nesėdėtum prie kompiuterio 36 valandas, nes irgi blogai gali baigtis. Čia kompiuteristo turbūt kelias, žmonės, kurie daug sėdi. Na, iš tiesų, daug turbūt čia Marius galėtų labai pasakoti ir kalbėti, bet šiandienai bus turbūt gana. Ir kaip ir minėjome, jeigu turėsite klausimų, rašykite komentaruose ir labai ačiū už jūsų laiką. Ir iki susitikimo kitą laiką, aš manau, gal rudeniop susimatysime. Jau kai bus aktualiau, kai mažiau jau vasaros saulės ir mažiau pliažų. Ir grįšime prie to, kas mums aktualu. Ir ačiū labai, Mariau, tau už tavo laiką šiandien vakare, už tavo įžvalgas, už tavo pasidalinimą tavo patirtim, kuri tikrai yra auksinė ir žmonėm labai padeda, labai džiaugiamės, kad Megami studijoje, kuri įsikūrusi Riešėje, turi nuostabų masažuotoją Marių Rimkevičių ir kviečiame registruotis ir pas Marių galite registruotis per Tritvel programėlę, labai lengva, arba kreiptis tiesiai pas jį. Tai būkite visi sveiki, gražios visiems vasaros ir iki